Kaip žmogų turinti nemažos patirties bendraujant su teisėsaugos, su teisėtvarka ir spėjau tarpūt atvykai sulaukti išvados būtent Ulvydo byloje, taip? Ne, tai įdomu iš vis, kaip čia taip. Kaip tas viskas vyksta? Jo, bet taip aš norėčiau tokių sąlygų, žinokit, irgi. Aš norėčiau, taip, kaip čia viskas. Būt dangstomas. Jo, ir dabar ypač, kai sužinojom, kad čia prokurorė nežino, kuris gyvena, nes išsikraustė pasirodo. Ten, nu, žodžiu, nieks nieko nežino, tai aš kažkaip... Šaunu būtų, jeigu ir tavo gyvenamąją vietą užmirštų, ne? Jo, išsikraustyčiau kitur ir čia taip ir teismus... Viskas tam ir baigtųsi. Ar čia taip irgi? Ir pamirštų sakytų, ai, tai nežinom, kur gyvena, tai neieškosim. Supratau. O vis dėlto, kaip patirtis pačio sako ir išmintis sako, kokio sprendimo, kokio verdikto galim tikėtis šioje byloje? Ne, nu tai aš, kaip sako, vieša paslaptis, aš jau tą Tomą pravardę Kuvaldą, kur taip įspūdingai sulaužė nosį, bet ten pagal dokumentus tai net ir žandikaulis lūžo, bet kažkaip visiems kabės kabina, kai žūsta, bet ten kažkaip jam TV3 po savaitės laida jau žandikaulis sveikas. Nu, gal turi kažkokių super tų galių. Bet iš esmės, nu, kiek kalbėjom, tai... Šiaip tai apakęs, trūksta žodžių, jeigu taip jau visai pasakyti. Nu, Tai tu apakęs ar apakos vis dėlto teisėsauga ir teisėtvarka? Tam, ta prasme, mūsų piliečių lūkesčiams ir teisingumo poreikiams. Ne, tai teisėsauga akivaizdu, kad tas vargšelis prokuroras turbūt spjaudosi gavęs šitą bylą ir galvoja, nu kodėl čia man ją davė. Aš tai pasakau, manau, čia gausis tokia garliavos istorija 2, bet jau dabar biškai, nu, gal kitokiam formate, gal nebus tų lavonų. Aišku, vakarykščia vėl įdomi istorija. Turi žmonės susirinkti ir sakyti, policininkai, jūs dirbkite savo darbą. O tie, kaip visada, ne, mes žinokit, nuėjom ten į duris, pabaladojom, nieks atgal neatbaladoja, reiškia, ten nieko nėra. Nu, čia dabar kaip jau, čia kaip Orlausko tą retoriką reikia paimti, bet čia taip ir belieka, tik tai ir kalbėti. Nu, cirkas be pinigų. Nu, bet kai vis dėlto piliečiai susivienyje, piliečiai apsupa ir, sakysim, priverčia pareigūnus dirbti, pasekmės. Yra toks rusiškas geras pasakymas, technadzoras. Nu tai vat mes ir turim tapti to grinai tą tokią techninę priežiūrą, nes, nu, nėra kam tos techninės priežiūros daryti. Nu, ar jie apsimeta visi tie policininkai tą vakarykštę istoriją, ar, nu, tai kur matyta, turi apsupti visą vos ne rajoną, visą namą ir sakyti, jūs čia policininkai dirbkite savo darbą, ten tikrai yra. Nes, nu, ten, nu, ko jie taip veržėsi išvažiuoti? Nes pas mane 5 ekipažai atvažiavo. Tai irgi galėjo pabaloti. Aš irgi sakiau, kad manęs nėra namie. Aš irgi pakėliau ragelį, sakau, nėra manęs namie. Supratau. Bet sako, mes matom, kad tu namie, sakau, aš pas kaimyną. Pagal telefoną mato, taip? Aišku. Nenustėčiau, kad... Tai vienu žodžiu išeina išvada tokia, kad jeigu ne valstybė pasirūpina piliečiais, tai ateina tas laikas, kai piliečiai turi rūpintis valstybę. Kaip ten, skęstančiųjų gelbėjimas, pačių skęstančiųjų reikalas. Tai tu už tai, kad būtų... tvarkytis tada savo reikalus. Būtų tokia veiksni, gera, darni, toks darnus darinys kaip stebėtojų gildija. Nu, tai bet koks formatas, stebėtojų gildija, ar ten kažkoks toks veikiantis toks darinys, kuris toks pasakytų... Ir kuris būtų ne tik tai vien tik tai rinkimų ir politinių kompanijų stebėjimų, bet ir aplamai visos reikalos. Kaip pasivadinsi, tai bus gerai, ten nėra skirtumo. Tai iš esmės, nu... Na kągi, lieka mums tik tai kol kas sulaukti, aišku, mes spaudimų įtakos teismui nedarysime, bet... Aš manau, įvertinant tai, kad nėra žiniasklaidos atstovų tos jau teisingos žiniasklaidos. O mes tai neteisinga. Nu, tai jūsų, iš vis sąmokslo teoretikai. Tai iš esmės, kadangi nėra jų atstovų, akivaizdu, kad jie čia viską žinojo, kad šiandien nieko nebus. Ir aš taip įtariu, prisidengiant to, kad čia reikia jį apsaugantį, prišnekėjo kažkokiu čia nesąmonių. Ir tipo posėdžio nėra, nes nieks nežino, kur jisai gyvena, nes, nu, akivaizdu, kad... Tai ta prasme, jisai į posėdį neatvyko. Ne, nu kiek žinoma yra, jis net į posėdį neatvyko ir nieks nežino, žino faktą, kad jis persikraustė, bet nieks nežino kur. Valio! Na, aišku, eilinį sykį mūsų teisėsauga rodo savo... Bet gerai, aš manau... Bejėgiškumą. Ne, bet aš manau, šitas dalykas biškį parodė, kad, nu, kai visuomenė jau biškį sureagavo, ir labai džiaugiuosi, kad va, ir generolas Tutkus biškį, nu, įsikišo tokį žmonės, nu, pagaliau, aišku, kai
mokytoja Astra apie kariškius pasakė, tai biški bylą iškėlė, tai aš patylėsiu. Tai iš esmės, bet vat jau turi, pabiški žmonės, nu mato visą tai, kas akivaizdu, nu karalius nuogas, nu tai realiai, nu išeikim visi ir pasakykim, karalius nuogas, nu. Ir tų istorijų, aš manau, čia ir vakarykštė istorija, čia yra ne paskutinė ir jų buvo ir bus, nes tų tokių žmonių, kurios per prievartą reikia gydyti, nes turi potraukį nesveiką, nu, jų visada buvo, bet anksčiau jos sudino į kalėjimą, kažkada kastravo, dabar sako, ne, čia jiem pat. O kaip jūsų nuomonė vis dėlto yra, jeigu kitose valstybėse yra vieši registrai, reiškia, viešai skelbiami tų žmonių atvaizdai, ar reikėtų tokios priemonės Lietuvoje? Aš pasiūlysiu jums labai paprastą idėją. Kažkur užsienį užkuriam puslapį, sukeliam nuotraukas ir jeigu to nepadaro valstybė, pasidarykim patys ir viskas. Ir tik tegu gaudo, kas ten kur iš kokios šalies ten tą nuotrauką įkėlė ir viskas. Ir istorija baigta. Nukentėjusiai gali kreiptis, pateikti visą informaciją ir čia padaryti, patiems reikia tą registrą. Nes jie dangstys prisidenginės duomenų apsaugą, kokią tik reikia nesąmonę. Aš pats esu kalbėjęs kažkada su Delfi vienu ir žurnalistų, sako, mes parašytume apie tos brutus, apie juos. Jo, čia berods žurnalistai, nesvarbu. Iš esmės, teko su Delfi vienu žurnalistu, neminėsiu dabar kalbėti, sako, aš mielai parašyčiau apie tos visus šitus pedo veikėjus. Bet sako, tu negali žinot, negali rasti bylų, negali prieiti informacijos. Ir negali jo paviešinti, nes tu jo negali atpažinti. Atėjo kažkoks bičiukas į teismą, praėjo, posėdį atsidėjo ir išėjo. Ir nei šuva nesuloja. Viskas. O viešo registrą reikia imti padaryti. Dėja, bet toks dėsningumas yra, kad tokios bylos praeina tyliai ramiai, o, sakysim, tavo bylos yra iškeliamos ir išpučiamos. Pilna tų pedofilų dangsto jos kiek tik tai įmanoma. Nu tai vieną istoriją galiu pats asmeniškai papasakoti. Įmeta į kamerą po dvi... Taip, toliau. Kodėl čia tave pas mane įmetė? Kodėl pas tave pas mane įmetė? Ką aš nusakau, tai koks tavo straipsnis? Tai aš jau žmonių prekyba. Nu, kaip ir toks straipsnis kaip straipsnis. Po kelių savaičių išlenda, kad pedofilas. Nueinu pas tos visus prižiūrėtų, sakau, ką aš čia per cirką daro? Tai jums dabar du variantai, arba jį iškraustot, sakau, arba dainu, aš jam tada duodu per čainiką, sakau, ir tada dar pats paskambinsiu žurnalistam, pasakysiu, kad celofanas pirmą darbą, kurį padarė kalėjimą, pridaužytų pedofilą. Nu, aišku, vėl byla. Aišku. Tai tada greit išsprendė iškraustą. Kalėjime dangsto irgi jos, patikėkit. Nebekankinsim, paliksim baterijų kažkiek tai ir kitiems žmonėms. Vidai, jūs su kokiu ketinimu čia atvykote? Aš gal tokios slapto ketinimo neįvardysiu. Nejuokauju. Ką? Tikėjomės pamatyti gyvą pedofilą, tikėjomės gal pamatyti, kaip jis atrodo, kaip jis tai reaguoja. Tikėjomės bent teismo, bent kažkas tai, kad bus kažkas tai vyksmas. Deja, nebuvo jokio vyksmo. Pedofilas neatvyko, pedofilo neranda, net adreso jo nežino. Pas mus gerai teisinė sistema dirba. Ieško puikiai žmonės. Teisiamasis neatvyksta į teismą, nes nežino jo gyvenamos vietos. Ko reikėjo tikėtis, tik pasitvirtino, kad pedofilas yra dangstomos sistemos. Čia jau dabar viskas aišku. Tikriausiai niekas nepaneigs fakto, kad pedofilas iš tikrųjų dangstomas. Juk matot, neįmanoma. Kur dabar visa sisteminė žiniasklaida šiandien turėjo būti, jie netvyko todėl, kad žinojo, jog nebus teismo, žinojo, kad nebus to kaltinamojo. Nu kągi, mes kaip nesisteminė žiniasklaida vis dėlto paieškosim vienokių ar kitokių galų. Tai be abejo, ieškosim, reikia rasti. Tai kągi, ponai ir ponios, padėkime teisėsaugai ir teisėtvarkai surasti tikrąją Algimanto Uivydo tikrąją gyvenamąją vietą ir kad jį būtų galima pristatyti į teismą. Jeigu to nesugeba, kai sakėt, teisėsaugos organai, taigi kviečiam prisijungti jūs. Pilietinė visuomenė tai tikrai sugebės. Atsiprašysim, generolė, kad pertraukiam jūsų pokalbį, bet norėtume pasteirauti. Ką tik buvo paminėta paminėtas jūsų vardas, pavardėta prasme. Ir buvo paminėtas? Va, Antanas ką tik paminėjo, išduodu iš karto vietai.
Ir, kai sakyt, neatsitraukiant nuo kasos, kad nekaistų ausis, nes paprastai sakoma, kad ausis kaista, kai žmonės apie kažką tai kalba. Apie jūs, ta prasme, kalbą norime pasiteirauti. Jūs turite pakankamai daug, sakysim, tokios patirties net ir valstybinės, kaip valstybinio veikėjo lygyje. Yra šiek tiek. Vat mes irgi įtariam ir norime pasiteirauti. Vis tiek gal įtarėt, kuom gali baigtis šiandieninis posėdis, kai eilinį sykį vėlgi teisėsauga nesugeba surasti kaltinamojo, jo pristatyti į teismą, jisai pats neatvyksta, pakeičia, leidžia savo pakeisti gyvenamąją vietą ir panašių, ir su, kaip mes pastoviai susiduriam su tokiais panašiais reiškiniais, būtent tokio pobūdžio bylose, kai yra tvirkinami arba išnaudojami mažamečiai, nepilnamečiai. Matomai tą visą pedofiliją ir visą reiškinį šitą reikia žiūrėti truputį plačiau, nes negalima imti, daleiskim, genderinio auklėjimo mokyklose, darželiuose, vienalyčių šeimų sudarimo atskirai, sakysim, LGBT paradų, reiškia, šeimų maršų, reiškia, atskirai, o pedofilija atskirai. Vis dėlto reikia žiūrėti matomai į visumą ir aš esu įsitikinęs, kad ta politika, kuri šiandien yra vedama, jinai yra nukreipta ne į pilietiškumo, tautiškumo ir visuomenės stiprinimą ir apjungimą aplink vieną, o atvirkščiai į skaldymą. Dabar turbūt sunku kaltinti teisėjus, nes matomai įstatyminė bazė yra pakankamai silpna, nes aš girdėjau, kad šitas veikėjas jau kelis kartus yra paleistas ir nesulaikytas. Ir vėlgi, reiškia, man labai keista, kad tai ne vienintelis atvejis. Žiūrėkit, reiškia, vakar, jeigu aš neklystu, Kaune, reiškia, vėl buvo, reiškia, surastas berniukas. Mes turim ir buvusi Seimo narį kaltinamą išprievartavimą, bet negirdėjau, kad nors vienas iš jų būtų sulaikytas iki teismo. Reiškia, matyti yra, reiškia, tam tikrus spragų įstatyminiai baziai, kurią reikėtų tvarkyti. Na, o de facto tai išeitis yra viena, kad tie pusė balsą teisę turinčių žmonių vis dėlto išsirinktų jėgas, kurios pagal juos atstovauja būtent žmonės, kuriom rūpi Lietuvos valstybė, kuriom rūpi mūsų gerbuvis ir mūsų moralė svarbiausia. Nes mes daug kalbam apie vertybės, tik tai dėja, mano manimų, vertybės nedaus. Ir kada ateis tokia valdžia, aš tikiu, kad anksčiau ir vėliau jinai turi ateiti, matomai įstatyminė bazė ir požiūris bendras valstybės iš tos reikalus keisis. Manęs toks požiūris netenkina, todėl aš ir atėjau pasižiūrėti, reiškia, kuom baigsis teismas. Nu ir paskui jau galvosim, ką daryti. Jūs, mano galva, buvote labai teisus sakydamas tai, kad šiuo atveju teisėjai atlieka tik tai techninį darbą, kai sakyt, savo užduotį. Bet mes susidurėme greičiau ir su tokiu dėsningumu, kaip teisėtvarkos palaikymo, reiškia, tarnybų neveiksmingumas, apie ką byloja ir štai vakarykštis atvejis. Jeigu ne piliečių pakvietusių teisėtvarkininkų pasiteiravusių teisėtvarkininkų pagalbos, reiškia, ir jų atkaklumas reikalaujant įvykdyti savo tarnybinės pareigas, greičiausiai ir vakarykštis nepilnametis, vakar, ta prasme, vakarykščių įvykių nepilnametis, būtų likęs būtent, sakysim taip, žmonių turinčių potraukį į nepilnamečius, seksualinį potraukį į nepilnamečius glėbyje arba, sakysim, įtakoje mažiausiai. O kaip jūs, sakysim, pasiūlytumėt sustiprinti arba, sakysim, įkvėpti to tarnybinio ryžto būtent tiem tarnautojams? Aš galvoju, kad mūsų policijai didžiąją savo dalim tarnauja padorus pareigūnai, kuriem tai tokie dalykai irgi rūpi. Tačiau kartu su tuo mes matom ir tam tikrus, sakyčiau, valstybinio masto požiūrius. Jeigu daleiskim, imkim Bartusevičiaus situaciją. Tai mano manimu būtų teisinga retsykiais visuomenė informuoti, kaipgi tas viskas vyksta, kaip ten viskas eina, bet dabar jau tas jau kaip jau
kiti skandalai, Gražuliui apkaltą reikia duoti, reiškia, Jauniškio reikia, kitaip sakant, atkreipiamą dėmesį į kitą. Paskui, jeigu mes pažiūrėsim plačiau tarptautinę prasme, tai mes jau matom, kad atsiranda balsų apie tai, kad pedofilija tai yra viena iš sričių, kad jie kaip ir ne prie ko, kad jie galbūt labai kenčia, kad zoofilija jau kai kuriuose vietose net yra įteisinamas dalykas. Kitaip sakant, kur norėjom, ten ir einam. Ir, sakysim, šitose vietose kažkokio tautiškumo nėra, o padrąsinti pareigūnus gali visuomenė. Ką Kaune konkrečiai padarė, reiškia, bet matomai visuomenė turi pilną teisę. Yra galų gale visuomenės įstatymų leidybos iniciatyvos, yra visuomenės komitetai ir reikia reikalauti savo teisių ir savo vaikų teisių. Jeigu mes to nedarysim, o kaip pavinai eisim iš skirdyklą, tai matomai taip ir baigsis. Nes, aš niekada net nediskutuoju su žmonėm, kurie nebalsuoja. Na, o tokia nuostata, sakysim, teismų ir teisėtvarkos nuostata, kad jeigu byloje yra sprendžiamas nepilnamečio klausimas arba su bylos vienas iš nukentėjusiųjų, ta prasme, yra nepilnametis, arba, sakysim, kaip aplamai proceso dalyvis yra nepilnametis, teismo posėdis turi būti uždaras ir visuomenė negali jo stebėti. Ar tai nėra mėginimas vis dėlto pridengti ir dangstyti atitinkamo pokrypio, atitinkamo sluoksnio žmonių? Mano nuomonė yra. Matot, daug kas yra pridengiama žmogaus teisėmis. Bet jeigu aš neklystu, bijau pasakyti, bet esu girdėjęs, bet tą galima pasitikslinti, kad, pavyzdžiui, Lenkijoje pedofilų pavardės yra viešos. Ir ta prasme, čia kažkaip tai su to saugumu nelabai surišta. Dabar klausimas, jeigu, reiškia, mes kalbam apie pedofilo teisės, kodėl mes nekalbam apie vaiko teisės, kuris patiria tą smurtą. Ir matomai, ir kodėl mes nekalbam apie tą pačią prevenciją. Nes jeigu tokios pavardės būtų viešos, tai matomai ir pavardės, ir nuotraukos, tai matomai visuomenė turėtų galimybę apsisaugoti nuo tų dalykų. Na, o prisidengimas tuo, kad nepilnametis bus traumuotas ir taip toliau, mano požiūriu, nėra teisingas, nes esu kalbėjęs su psichologais, tai išprievartautas vaikas jau niekada neatsistato. Jau didesnės traumos, negu jisai patiria susitikimą su pedofilu, jis tikrai neturės. Jau čia, ta prasme, čia jau galbūt su specialistais reikia pakalbėti, bet man ne vienas psichologas yra sakęs, kad jeigu vaikas patyrė jau vaikystėje išprievartavimą, tai atstatyti jo psichikos praktiškai yra neįmanoma. Todėl ir ryšimas čia prie atseit vaiko saugojimo, matomai ne prie ko. O galbūt atvirkščiai, čia mano asmeninė nuomonė, nemokslinė, nes nesu psichologas, nors psichologiją studijavau. Tačiau, reiškia, ar jums netrodo, kad jeigu vaikas, kuris patyrė tokį smurtą, pamatys, kaip stipriai jį palaiko visuomenė ir kaip visuomenė serga už jį, kad jam bus atvirkščiai šiek tiek, maloniau, šiek tiek geriau, žinot, juk yra toks labai negeras ir demokratinis principas. Jeigu už nuskriaustą žmogų yra atkeršima, jam pasidaro geriau. O taip yra, tai čia nelabai moksliškai. Bet... Taip, be abejo, kai sakai, toksai dalykas turi savo prigimtinės priežastis ir prigimtinės šaknis, sakysim. Bet galbūt aš pasielgsiu nelabai gražiai, nelabai etiškai šiuo metu, bet tiesmukiškai užduosiu klausimą. Jeigu tauta jumis pasitikėtų, jeigu tauta, sakysim, artėjančiuose 2024 metų Seimo rinkimuose jūs išrinktų į, sakysim, Seimą, arba iškeltų jūsų, kai sakyt, kandidatūrą į Seimą vienam ar kitam sąraše, ar jūs galite pasižadėti, kad tai, apie ką jūs kalbėjote, šiandieną, čia ir dabar bus įgyvendinta, nors jau kaip projektas, ta prasme, įstatymo projektas, dėl, sakysim, kad ir dėl to pačio viešo atitinkamus polinkius turinčių piliečių registro, kad visuomenė galėtų apsisaugoti, kad teismo posėdžiai tokiose bylose taptų atviri arba nors jau atviri, kol nėra, kai sakyt, nepilnamečio atstovų prašymų. Žiūrėkit, gal aš iš toliau truputį.
Nes aš dalyvau Vilniaus mero rinkimuose pakankamai nesėkmingai, nors vis tiek surinkom virš 4000 balsų, bet tai aišku savame nebuvo pakankama ir negali kaltinti visuomenės dėl to. Matomai pasiūlytos būtent šitos idėjas, galbūt ne visus tenkina. Dabar esmė yra tame, kad išėjęs į atsargą iš kariuomenės vado pozicijos aš atsisakiau bet kokio dalyvavimo politikui, nes niekaip negalėjau sutapatinti savęs kaip generolo ir politiko, apie kurios turiu tam tikrą, ne apie visus, apie kai kurios ne pačią geriausią. Tačiau būtent dabar, kada atėjo šita valdžia ir kada mano gilių įsitikinimų vienoje iš laidų pas ponę Rūtą Janutienę aš uždaviau klausimą, kas yra blogai, aš galiu labai daug ilgai vardinti. Įvardinkit man nors vieną gerą padarytą dalyką. Tai man oponentai mano, reiškia, nesugebėjo. Tai šitoj vietoj aš nutariau eiti į politiką ne dėl savęs, nes aš kaip po viską ir turiu, reiškia, man garbės užtenka, esu buvęs kariuomenės vadas, aukščiau jau labai sudėtinga, kaip po viską irgi normaliai gyvenu, reiškia, tai mano ryžtas bandyti eiti į politiką ir bandyti tikinti Lietuvos žmonės, kad už tokius kaip aš reikia balsuoti, yra būtent todėl, kad tikslas yra dirbti žmonėm, o ne savo. Tai dabar, jeigu grįžtant prie konkrečiai šito dalyko, aišku, savaime, būdamas Seimo nariu, aš negaliu garantuoti, kad Seimas priims tokį sprendimą, bet kad aš inicijuosiu, tai tikrai. Nu kągi, didelis dėkui, dėkojame generolui už jo ryžtą, už jo, kaip sakyt, ketinimus ir už jo prisirišimą mūsų prigimtiniams vertybėms, tai svarbiausia, ir tikiuosi kalbamės ne paskutinį kartą ir kviečiame jūs taip pat į Susitelkimo TV studiją. Ačiū. Sėkmės. Sėkmės.